Jeigu turi verslą, kur teiki paslaugas ir generuoja virš 500 000 per metus, bet augimas stovi vietoje, problema beveik niekada nėra, kad jūsų paslauga per prasta ar per brangi. Problema dažniausiai yra marketingas. Vieną mėnesį ateina daugiau klientų, kitą mažiau, o dažniausiai užklausos būna nekokybiškos. Ir čia kaltas ne ruduo, ir ne biudžetas, ir ne marketingistas, freelanceris ar agentūra, kurią jūs galbūt samdote. O tai, kad nėra vieno aiškaus kelio nuo reklamos iki registracijos ar užklausos. Dažniausia klaida yra siųsti žmonės į pagrindinį puslapį, kur viskas išmėtyta, meniu, daug skirtingų mygtukų, nuorodų ir žmogus tiesiog atvestas tenais pasimeta. Ypač, kai ateina iš reklamos. Bet mes darom priešingai. Mes integruojame sistemą, kurią aš vadinu avokado sistema. Pažiūrėkime, kaip ji veikia. Tai visų pirma, žinoma, mes sukūrėme reklamas šitoj studijoje arba kur nors pas jūs ir tas visas reklamas leidžiame tiesiai į mūsų sukurtą pardaviminį puslapį, kuriame yra du svarbus dalykai. Tai yra pats pardaviminis puslapis ir pardaviminis video sukurtas specifiškai jūsų tiksliniam klientui. Jame dar pačiame viduje yra filtravimo mechanizmai, kurie atfiltruoja teisingus klientus, kurie potencialiai labiausiai yra linkę pirkti jūsų paslaugą. Pagrindinė sistemos esmė yra atfiltruoti turistus, kurie neaišku ko nori, ir gauti sprendimų ieškotojus, kurie nori jūsų paslaugos. Ir visą šią sistemą mes kartu su komanda galime padėti jums įsidiegti savo versle. Jeigu norėtumėt iš arčiau pamatyti, kaip atrodo ši sistema, kaip ji veikia, iš ko ji susideda, tai aš esu nufilmavęs video visiškai nemokamai. Spauskit nuorodą žemiau, pasižiūrėkit ir nuspręskit, ar jie jums tinka.